Konkurencingoje verslo aplinkoje ypač svarbu teisingai pasirinkti šildymo būdą, kuris reikalautų minimalios sistemos priežiūros ir laiko sąnaudų, būtų greitai rengiamas ir paprastai prižiūrimas. Ko gero, vienas iš svarbiausių kriterijų renkantis dujų tiekimo sistemą – tai nepertraukiamas šildymo procesas bei sumažėję šildymo kaštai. Pramogų bei apgyvendinimo paslaugų teikėjai dažnai būna įsikūrę šiek tiek atokiau nuo trasų, kur pravestos gamtinės dujos. Įsiklausydami į klientų poreikius bei spręsdami jų šildymo problemas, uždarosios akcinės bendrovės Saurida specialistai sukūrė nepriklausomą dujų tiekimo sistemą, skirtą viešbučiams, kavinėms ar restoranams bei panašių paslaugų teikėjams. Komfortiškam šildymui jiems tai teisingas pasirinkimas. Gal kartais ir atrodo, kad pigiau būtų kūrenti malkomis ar anglimis, bet tikrai ne tokius didelius objektus. Daug dujų yra sunaudojama virtuvėse. Šiandien mes turim patirtį, kad virtuvės šefai, kurie iš tikrųjų naudoja labai daug dujų, yra patenkinti mūsų sistema, įvertino galimybę, kaštus, sąnaudas savo įrenginių priežiūrai ir dujų tiekimo sistemų priežiūrai. Daugelis viešbučių savininkų, kuriems reikalingas karštas vanduo, šiandien irgi pasinaudojo galimybę turėti tokią sistemą, kurioje tikrai užtikrina pigų ir dideliais kiekiais ruošiamo vandens kiekį. Tuo labiau, kad ne visi šiandien galime iš tikrųjų turėti dujotiekį arba greitai įsivesti. Suderinus paslaugos užsakymą ir aptarus visus techninius klausimus, dujų tiekimo sistemą galima įrengti per 2-3 darbo dienas. Ji lengvai pritaikoma tiek naujose, tiek pastatytose ir jau paslaugas teikiančiose objektuose. Reikalinga energija virtuvėje, reikalinga energija patalpų šildymui, reikalinga energija vandens šildymui. Sistema yra ekonomiškai patogi, nereikalauja papildomų išlaidų priežiūrai, taip pat laiko sąnaudų rūpintis sistemos nepertraukiama veikla. Sumanūs verslininkai paskaičiuoja, kad šildyti namus suskystintomis naftos dujomis yra patogu ir ekonomiška. Restoranai, kavinės, viešbučiai šias sistemas naudoja kaip pigų ir nereikalaujantį sudėtingo įvedimo, katilinės įrengimo, kuro transportavimo ir sandėliavimo sąnaudų šildymo būdą. Jį galima jungti ir išjungti per kelias sekundės, o prireikus greitai išmontuoti, pavyzdžiui, kraustantis į naujas patalpas. Įvertinus šildymo plotą, šilto vandens kiekį ir maisto ruošimui reikalingo dujų kiekiai yra parenkama atitinkamo pajėgumo dujų tiekimo sistema. Ji gali būti skirta ir nedideliai jaukiai sodybai ir ištaigingam dvarui. Dujų tiekimo sistemos privalumus ir ekonominę naudą su džiaugsmu priėmė vandens pramogas bei apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų vadovai. Juk šildyti reikia ne tik patalpas, bet ir vandenį. Pastaruoju metu dujos tampa vis populiaresniu ir mažiausiai įrengimo sąnaudų ir priežiūros reikalaujančių šildymo būdu. Tai yra alternatyva, kuri šiandien leidžia išspręsti daugelį problemų. Visa šita sistema praktiškai veikia automatiškai, turi savo automatinį šilumos reguliavimą, dujų sunaudojimo kiekio reguliavimą. Paprastas ir saugus dujinio šildymo sistemos veikimo principas užtikrina nenutrūkstamą šildymo procesą. Kai dujas pasibaigia vienoje balionų grupėje, dujų perjungėjas automatiškai perjungia į pilną dujų balionų grupę. Kol jos naudojamos iš pilnos balionų grupės, Saurida darbuotojai pakeičia tuščius balionus pilnais. Klientų patogumui įmonė įdiegia išmaniosios dujų tiekimo sistemos kontrolę. Pasibaigus pirmai balionų grupėje, automatiškai siunčiamos SMS žinutės klientui bei Saurida specialistams, kurie operatyviai pasirūpina tuščių balionų pakeitimu pilnais. Apie balionų pakeitimą klientas informuojama žinute. Taip yra užtikrinamas nepertraukiamas dujų tiekimo procesas. Profesionalių darbuotojų komanda įrengdami šildymo dujomis sistemą naudoja tik kokybiškas bei patikimas medžiagas.